Organų regeneracija realiai pasireiškia fiziniame kūne, kai, nepaisant senėjimo proceso, o jums dar nepavyko atkurti organo ir išvysti fizinėje realybėje, tada atlikite šiuos veiksmus. Atlikite pilną šio organo regeneracijos technologiją. Pamatykite organą visiškai sveiką ir švytintį, pavyzdžiui, violetinėje šviesoje. Ir įdėkite šį jau idealiai sveiką organą į šviečiančią sferą. Toliau atlikite materializacijos technologiją, daug kartų suspausdami ir atleisdami šią sferą. Ir tokiu būdu jūs gausite tikrą regeneruoto organo materializaciją. Praktikos proceso metu sukūrėme tam tikras interpretacijas, kurios matėte vizijoje. Tai ir yra vadinama amžinai gyva kūrėjo ląstelė, kuri atliko organų regeneravimo darbus ir vienu metu ir visam organizmui. Neįmanoma atkurti organų, neatsižvelgiant į visą organizmą. Kartą sukurta amžinai gyva kūrėjo ląstelė nuolat yra žmogaus sąmonėje, todėl toliau belieka tik ją aktyvinti. Žmogaus sąmonė tai yra apšviesti nuo širdies prieš krūtinę pusę centimetro. Tai atrodo kaip sidabrinis ovalas, vidus auksinis, o branduolys auksu spindintis. Auksinis spindintis branduolys ir yra amžinai gyva kūrėjo ląstelė. Tai yra dvi aštuoniukės horizontali ir vertikali. Ir plus skaičių eilutė 14111963 pastoviai dalyvauja amžinai gyvoje kūrėjo ląstelėje. Suaktyvinus ir apšvietus sidabro baltą šviesą amžinai gyvą kūrėjo ląstelę galima į ją papildomai įvesti sisteminę skaičių eilutę diagnozei. Tam, kad aiškiai matytumėte arba įsivaizduotumėte kūrėjo amžinai gyvą ląstelę prieš krūtinę su skaičių eilute, pasistengkite matyti kartas nuo karto ir įveskite ją per širdies centrą, užfiksuoti kaip mažytą liepsnelę, po to perkelti į skydliaukę, vėliau ir į galvos smegenis ir garsiai pasakyti: padauginu visą procesą. Ir tuo metu labai svarbu susikoncentruoti į organizmo jausmus, apšviesti visą organizmą kūrėjo gyva amžinai ląstelės šviesa. Galima pakartoti dauginu amžinai kūrėjo ląstelę visose kūno ląstelėse ir tokiu būdu kiekviena ląstelė užsipildo amžiną kūrėjo gyvosios ląstelės šviesa ir energija. Iškreipta informacija iš ląstelė automatiškai išnyksta ir užsipildo amžinai gyvo kūrėjo ląstelės šviesa. Taip pat keičia informaciją ir šviesos vibraciją organizme ir informacinio lygmens struktūros sudėtyje. Aktyvizuojasi amžinybės kūrėjo suspausta informacija žmogaus organizmo ląstelėse. Aktyvizuojasi, atsistato žmogaus genai, DNK ir DNR spiralės pagal kūrėjo panašumą ir daugelis intensyvių įvairiausių pasikeitimų įvyksta žmogaus organizme. Todėl pastoviai reikia organizmą papildyti amžinai gyvąją kūrėjo ląstelės šviesa, kad išlaikyti aukštas kūne vibracijas pridėjus skaičių eilutę. Tokį koncentracijos metodą reikėtų atlikti apie pusę metų įvedus etaloninį atjaunėjimą, bet jau beribėje amžinybėje. O dėl violetinės spalvos reikėtų pasakyti, kad mes netaikėme, todėl kad begalinė amžinybė turi aukso sidabrinę šviesą ir visur tokia spalva dominavo. O kad darbas būtų rezultatyvus ir pastovus, galima vieną kartą užrašyti savo garsą. Perleidžiu
Amžinai kūrėjo gyvą ląstelės sistemą per visas savo fizinio kūno organų problemas į kasetę, kad pastoviai būtų galima klausyti prieš miegą. Tai yra išmokyti sąmonės ir organizmo ląsteles naujų jausmų ir iššūkių ląstelėse. Ir po keletos savaičių jūsų ląstelės taps protingos. Pas mane tai pasireiškia dažnai tuo, kad apsipylus karštų vandeniu nelieka vandens pūslių. Ir jeigu per televizorių pamatau žiemą, kūnas iš karto šildosi. Jeigu karštyje pradeda šalti kojos, tai ląstelės reaguoja į išorinę erdvę sąmoningai. Tekstas paimtas iš Nadeždos Koroliovos seminaro. Video įgarsino Sigutė.